Sveiki vaikai, ir vėl mes susitinkame. Kas dar nežino, mano vardas yra Jurga. Šiandien mes mokysimės apie Violetą Palčinskaitę. Sveiki, mano vardas yra Arvydas. Aš padėsiu Jurgai. Tai papasakosiu jums trumpai apie Violetos Palčinskaitės biografiją. Violeta Palčinskaitė gimė 1943 metais lapkričio 20 dieną Kaune, Lietuvos poetė, dramaturgė, scenaristė, vertėja. Karo metais Palčinskų šeima Kaune slėpė ir globojo 5 žydų šeimos narius. Vaikystę praleido Žaliakalnyje. Mokėsi J. Jablonskio vidurinėje mokykloje. Nuo 1960 iki 1964 metų studijavo Vilniaus universiteto istorijos filologijos fakultete. Eilėraščius pradėjo spausdinti 1958 metais, o pirmąjį eilėraščių rinkinį Žemė kėlė žolę 1961 metais išleido studijuodama pirmame Vilniaus universiteto kurse. Parašė scenarijų kino filmams Andrius, Traukinys į Bulzibarą, Geležinė princesė, žodžius Eduardo Balsio oratorijai Nelieskite mėlyno gaublio. Taip pat yra išvertusi iš anglų kalbos garsių pasaulio rašytojų Roald Dahl, Lemony Snicket, Katedi Camillo, Jacqueline Wilson bei britų tautosakos kūrinių vaikams. Miuziklo vaikams Aš tau siunčiu labų dienų muzika Giedriaus Kuprevičiaus, autorė. Poezijoje vaikams dominuoja buities, vaikystės motyvai, mažyliams suprantama forma kalbama apie gyvenimo prasmę. Yra išvertusi libretų Kauno valstybinio muzikinio teatro pastatymams Teitei Franko Supė operetė Dona Žuanita ir Katei. Nors ir šita edukacija yra trumpa, bet štai yra nuotrauka visų kūrinių, kuriuos parašė Violeta Palčinskaitė. Na kągi, padėkokite mūsų mokytojams. Turbūt nežinote, kas aš tokia, mano vardą ir apie save papasakosiu kitą kartą. Iki greito.